Ok, Heberytė, noriu su jumis pasidalinti keletą įžvalgų, kurios gali labai įdomių dalykų jums atnešti į gyvenimą, jeigu jūs įsigilinsite ir sugebėsite priimti tai, ką aš sakau. Pačią pradžią noriu pasakyti, nesu joks nei nei psichoterapeutas, nei guru, nei mokytojas, nei dar kažkoks tai išminčius. Tiesiog esu paprastas mirtingasis, kuris kartais savo suka smegenis įvairiais klausimais ir kartais tie atrasti atsakymai būna labai naudingi ne vien tik tais man. Taigi noriu su jumis pasidalinti tuo, kas man nedavė paskutinės dienas ramybės ir ką sudėliojęs į vietas aš patyriau tokį eureką. Gal ir jūs patirsite. Taigi, leidžiamės į kelionę. Turbūt esate girdėję apie tokį dalyką, kuris vadinasi lėtinės ligos. Taip, kaip yra fizinio kūno lėtinės ligos, tai yra, kai imuninė sistema ignoruoja, taip, susitvarkysi, ir tu gyveni su tais visais dalykais savo kūne, bet jie nėra organizmo traktuojami kaip ligos, bet ilgą laiką, kai tai vyksta, tai tampa kažkokiu tai labai aiškiu ir ryškiu kūno sutrikimu. Tai išsivysto į kažką, tai labai nesmagaus, labai ne kažką. Tai va, tai tas pats dalykas vyksta ir su mūsų emocinė sveikata. Ir turbūt visi labai gerai žinote, šiais laikais labai populiarūs tokie dalykai kaip paleidimai, mes paleidžiame. Ir tada jaučiamės, kad mes supratome, kodėl tai mums buvo kažkokia emocinė tenais žaizda ir mes ją tipo paleidžiame, susikoncentruojame ir paleidžiame iš proto. Tačiau laikas eina, o mes žiūrim, ta tema kaip nesitvarko, taip nesitvarko. Kaip buvo ne kažką, taip ir yra ne kažką. Ir pagrindinis dalykas yra tame, kad mes paleidimą, atleidimą sumaišome su suvokimu. Aš pateisinu tą žmogų, aš supratau, kad jis padarė, ką jisai padarė, ne dėl to, kad jisai jautė man pyktį arba neapykantą, o dėl to, kad jis tiesiog buvo, kas jisai buvo. Tuo metu jis turėjo tokį informacijos kiekį, tokią patirtį, tokį suvokimą ir va taip gavos, kaip gavos jam. Ir galbūt netgi mano čia dalis yra atsakomybės, nes aš atsidūriau priešais jo nosį, priešais jį ir išgyvenau tą visą patirtį, kuri tada įvyko, kai aš patyriau tą vadinamą traumą emocinę. Ir kai mes einam viską iš proto, tai reiškia protaujame, tai buvo, tada buvo, ok, supratau, ne, viskas, atleidžiu tam žmogui. Bet atleidimas tai yra toksai pateisinimas, tai reiškia, sakykim, užlipę ant greblio, greblys trenkia į kaktą ir tada tu pateisini greblį, suprasdamas, kad greblys negalėjo kitaip pasielgti, tiesiog tai yra fizika, bet patirtis lieka tavyje ir tu vaikštai visą gyvenimą ir ieškai greblių. Ir pamatęs greblys, kai, greblį, aš matau tave, aš tave peisiu, aš žinau, kad tu esi greblys. Ir tas visas dalykas, skaneris, kuris ieško greblių, ir yra tas vadinamas neišbaigtas lėtinis mūsų emocinis stovis. Nežinote, kas ieško, tas randa. Tai jeigu vieną kartą patyrė kažką tai nemalonaus su grebliu, tai daugiau niekur neveiksi, kaip ieškosi greblių. Tai va tai ir yra, kako skiriasi atleidimas nuo pateisinimo. Taip, aš nesakau, kad reikia užmiršti, kaip dalykai, kaip traumos nutinka, bet jeigu mes norime laisvės nuo tos patirties, jeigu ten, pavyzdžiui, kažkokia mergina mane ten įskaudina, tada visą gyvenimą vaikštų įsiskaudinęs ir sakau, kokios moterys yra neteisingos. Ne? Grinai tas pats dalykas galim išgirsti iš moterių, kaip jos sako, visi vyrai yra tenais knysliukai arba dar kažkas tai panašaus. Ir va, tas visas dalykas yra, tai reiškia, kad tai yra toksai lėtinis mąstymas, susikoncentravimas į tą traumą, kuri vyko ir tarytum laikas gydo, bet laikas tiesiog tik užkasa. Ir mes kaip ir pasimirštam, mes nebegalvojam apie tai, tarytum esam atleidę, bet esmė yra tame, kad tas visas dalykas lėtiškai rusena ir tručia mūsų kasdienybę. Ir nėra kito kelio, kaip tik tai knistis iki šaknų
ir toje vietoje išgyventi tą pačią situaciją iš naujo. Ir būtent per tą išgyvenimą, per tą patirtį, toj patirtyje, ar ta konsteliacija, ar psichoterapeutas, ar šamanas, ar draugas, ar gamtos, ar meditacijos būsenoje, ar hipnozės būsenoje, čia jau pasirinkimų yra aibės. Jūs turite eiti tą pačią situaciją, išjausti ją, jausti, kaip vyko tuo metu ta vadinama išdavystė, įskaudinimas, trauma. Ir tuo metu išgyventi tą dalyką, gal net paverkti biškį, arba daug paverkti, arba kaip tik išraudoti galų gale tą visą sielvartą ir pereiti į kitą etapą. Tas perėjimas į kitą etapą ir yra išsilaisvinimas iš traumos, tai yra tas visas paėjimas į kitą lygį. Tai reiškia, sėkla plyšo, skausmas įvyko, dabar reikia augti, dygti, vystytis, eiti tolyn. Ir visas tas dalykas ir skiriasi. Logiškai suprasti, vien tik prote, o kitas dalykas iš širdies tą dalyką patirti. Ir pats skirtumas yra tame, kad mes labai daug esam užsikabinę ant to tokio loginio mąstymo, supratimo, o patirtis tai yra fizinio kūno veiksmas. Jeigu, pavyzdžiui, jums atrodo, kad aš nepasitikiu žmonėmis, man nepatinka su žmonėmis apsikabinti, tai jūs turite eiti tiesiog nagrinėti visą šitą savo traumą per apsikabinimus. Einat apsikabinus ir jums kažkas tai nepatinka, jūs užduodat savo klausimą, kas man dabar nepatinka, kas yra tai, ką aš dabar akcentuoju, ką mano protas iškelia, kokie tai vaiduokliai išlenda. Kuo ryškesnė šviesa prieš mus, tuo stipresni šešėliai už mūsų. Ir kai mes bėgame nuo šešėlių, link šviesos, link mokytojų, link gausos, naujų kursų, naujų mokymų, naujų triukų, naujų ten daiktų. Mes realiai bėgame nuo tų šešėlių, kurie yra už mūsų. Ir išmintis yra tai, kad mes atsisukam aplinkui ir žiūrime į šešėlius. Mes klausim šešėlių, apie ką jūs, kas tai yra, kodėl man reikia tos gausos, kodėl aš jaučiuosi tuštumoje, kodėl aš jaučiuosi trūkume, deficite, kad man taip reikia. Ir va būtent tas dalykas, kai moteris sako, man reikia saugumą, iš tikrųjų jis sako apie savo traumą, nesaugumą. Kai vyras sako, aš nepasitikiu moterimis, ne, tai čia ne apie moteris kalba eina, o apie jo traumą, kad kažkada kažkur kažkas įvyko, kur pradėjo atsitikti nepasitikėjimas. Taip, jeigu, sakykim, irgi yra žmonės labai pasyvūs ir jie nėra linkę daryti kažkokių veiksmų, tai galbūt tas visas dalykas irgi vėl mums atspindi mūsų nusivylimą ir tokį, vis tiek viskas nereikšminga, vis tiek viskas baigsis taip pat kaip ir praeitą kartą. Ir visas tas dalykas ir mums pasakoja apie mus, visos situacijas mums pasakoja apie mus. Ir kai mes einam į tą gilį, susiradę savo saugią vietą, kurioje mes galim tas šaknis atverti ir pasižiūrėti ir pabūti, užsižliumbę, nusitraukti arba dar kažką tai, ne. Bet ta vieta yra, kur mes galim pradėti gyti ir eiti į kitą etapą. Tai yra kiekvieno iš mūsų atsakomybė tą dalyką padaryti. Kaip sakoma, tai kai su mumis nutinka, mes nesame atsakingi, bet ką mes su tuo darom? Ar mes leidžiam tą istoriją gyventi 20 metų, nes kiekvieną dieną mes dedam energiją, kad tą visą istoriją palaikyti ir ją maitina kaip kokį tai, nežinau, parazitą. Ta trauma, kuri yra mūsų parazitas, kuris suryja daug mūsų galimybių, mūsų talentų, mūsų veiksmo, nes yra tas visas parazitas išgraužia tokias skylės energetinės, kur ten traukia skersvėjai. Ir per tos skersvėjus išplaukia mūsų finansai, išplaukia galimybės, mūsų potencialas ir visa kitka. Bet kai mes tas visus vikšrus iškeliam, sakom, vikšrė, gal to jau laikas tapti lėliuke ir į kokį drugelį ten transformuotis ir skrist kažkur, tai tada vyksta gijimas. Ne per pyktį ant savęs, kad tiek laiko dūrinau save, ne per kažkokį tai, kvailys, o per, tau tiek laiko reikėjo formuoti tą lėliukę, iš kurios tas drugelis dabar išsiris. Tai va,
Kaip ir minėjau, aš tikrai nesu nei kažkoks tenais, nei guru, nei psichoterapeutas, nei dar kažkodėl, tu jums neturėtumėt į mano žodžius kreipti 100%, bet aš tikiuosi, kad jūs pagalvosit apie tai, kad make sense. O ką, jeigu jis teisus? Ir pradėti biškelį knistis patys su savim. Ir būtent per tą knisimąsi nueiti savo emocinį dalyką, išgyvenimą, į tą tikrumą, nes mes galime šnekėti labai daug teorijos, bet tik praktika yra tas dalykas, kuris veikia, tas tikrasis ėjimas prie šaknų. Ir kad ir kaip daug būtų norinčių visą tą kelią eiti su manim, man tai yra neįmanoma padaryti, nes aš esu vienas, o mūsų traumuotų yra begalės. Todėl kiekvienas iš jūsų turi prisimti atsakomybę, rasti būdą, kaip tvarkytis su savimi. Aišku, jeigu yra galimybė rasti patikimą psichoterapeutą, draugą, gamtos lopinėlį, močiutę, mamą, tėtį, brolį, sesę, klasiokę, nesvarbu, kas veikia, tai jūs esate palaimintas. Jeigu neturite, teks pabūti su savim, pamedituoti, eiti į gilį su savim, iškelti visą tą dumblą į viršų ir išgyventi. Tai va, tvarkydamasi su savim, jūs ne tik tais, kad savo gerą padarote ir atvertę savo galimybės, eliminuodami visus skersius ir nutekėjimus energetinius, bet jūs dar tampate ir laimingų žmogum, o būdamas laimingų žmogum, jūs tampate pavyzdžių savo artimiesiems, savo vaikams, aplinkiniams, kaip atrodo laimingas ir sėkmingas žmogus. Ir tokiu būdu jūs keičiate pasaulį. Visų pirma, pakeičiat save, faina pasidarė gyventi, o tada ir pasaulis aplink jūs pradeda keistis, nes jūsų širdies magnetizmas pradeda keistis. Kaip ir minėjau, kas ieško, tas randa. Jeigu ieškosite gryblių, ant kurių užlipote prieš 30 metų, jūs visur matysite vien tik grėblius. Bet jeigu ieškosite gėlių, ieškosite gražių dalykų, sodų, jūs rasite tos sodus, tas galimybės ir tos visus nuostabius patyrimus, kurie laukia jūsų, kai tik tais jūs atlupsite savo žvilgsnį nuo grėblių. Tai va, gyvenimas yra daug daugiau negu mūsų lėtinės traumos, kurios mūsų tručia, tai yra, gyvenimas yra nuostabi kelionė. Ir mūsų tėvas, kūrėjas, mūsų apdovanoja šito bruožų kurti ir mes kartais taip užsižaidžiam su to ir pamirštam, kad kūryba reikalauja atsakomybės. Kūryba reikalauja ir žinoma, ką mes kuriam, kiek mes energijos sukuriam ir kaip nuostabus dailininkas Pablo Picasso yra pasakęs, viską, ką tu gali įsivaizduoti, egzistuoja. Visi grėbliai, jie yra tikri, jeigu mūsų dėmesys apie juos. Ir jeigu mūsų dėmesys atsiranda kitoje vietoje, tai kiti dalykai irgi tampa realūs. Tai tiek, norėjau su jumis pasidalinti. Galite pasidalinti šito video su draugais, artimaisiais, kuriems irgi yra ne kažką, kažkur, kažkaip kažkas ir jie gali atkreipti dėmesį į savo kažkokius niuansus. Vakar pas mane konsultacijoje lankėsi nuostabus žmogus, nuostabi siela ir jis pasakojo apie savo vidinės kovas. Ir mes su jam šnekėjome apie būtent tą dalyką ir jis sako, va, aš turiu priklausomybę ir aš neturiu valios su jie susitvarkyti, neturiu valios jos atsikratyti. Aš sakau jam, čia ne apie valią, ne valios reikalas. Valios pas tavai yra daug. Yra klausimas, kur tu tą valią nukreipi. Ir jis sako, ta prasme, jeigu pas mane būtų valios pakankamai, argi aš nebūčiau susitvarkęs su savo priklausomybę. Ir aš jam sakau, žinai, tu savo valią nukreipęs esi, kad susidoroti. Tu esi nukreipęs savo valią, kad save padaryti nelaimingu. Ir tai yra tavo pastangos, kurias tu darai. Ir čia, tu pažiūrėk, kiek daug tu padarai, kad save sužlugdyt. Argi čia ne valios reikalas? Čia grinai tavo valia, bet jinai nukreipta yra prieš tave. Taip kartais mes pamirštame tos visus niuansus. Ir suprantame, kad mūsų priklausomybės, mūsų kažkokie tai mūsų žlugdantis dalykai nukreipti į mus yra vien dėl to, kad mes
tikėję tuo, kad mes nesam verti geresnio gyvenimo, kad mes esam verti nekentėti, mes baudžiam, mes įstikinam, kad mes esame kalti dėl kažkokių tai dalykų. Ir vat tie lėtiniai, rūkstantis dalykai ir kelia visas tas nesąmonės, kurios paskui sukasi mūsų galvose ir mes vaikštam be jėgų, pavargę, be vilties, be motyvacijos ir taip toliau. Kaip sakoma, reikia tik 20% žinių ir 80% veiksmo. Tai jeigu turi 20% žinių, kad tu esi ne kažką, tai tu 80% jėgų skirsi tam, kad įrodyti, rasti tą grėblį. O jeigu pakeisi tą visą melodiją savo galvoje, savo širdyje, dalykai pradės keistis. Tad dar kartą grįšiu į tai, apie ką aš šnekėjau, apie tai, kad logiškai suprasti ir atleisti, tai ir dažniausiai primena labiau pateisinimą, kai aš suprantu. O tikrai atleisti reikia eiti į tą būseną, į tą momentą, kai tai nutiko, ir išgyventi iš naujo ir tada atsiranda žaizdos atverimas, jos išvalymas ir tada jinai pradeda gyti. Žinote, kaip būna su rakštim, kai po odą palenda, tai daug lengviau tą rakštį išstumti, kai yra tas visas rakštis užpuliavus. Būtent tų pūlių dega, ta rakštis iššauna laukan. Kartais mums reikia emociškai supuliuoti, kad mes galėtumėm pažiūrėti savo traumą ir pasakyti, okei, ačiū, arrivederci. Tad viskas gerai, kad ir kokie būsime esate, nesmerkit savęs, kad ir kokių priklausomybių arba nesąmonę esate pridarę, nesmerkit savęs, nes savęs smerkimas yra tik dar didesnis savęs nuodijimas. Tiesiog priimkite, kad okei, man viso to šūdo reikėjo, kad būtų daug grūdo. Ir dabar panaudokite tai, kad jūsų gyvenimas taptų nuostabiu, derlingu, gausos lauku. Ir tai būtų tikrai iš širdies, ne iš trūkumo, ne iš deficito, o iš galų gale aš suprantu, ką reiškia būti savo tėvų vaiku ir kurti, ir daryti, ir auginti, ir tverti, ir mėgautis gyvenimu. Kaip sakoma, kas ieško Dievo karalystės, tas randa. Kas beldžia, tam būna atidaryta. Tad nepamirškite to. Mes esame atsakingi už tai, kokiame pasaulyje gyvename. Tai tiek, linkiu Jums likusios dienos smagios ir kūrybingos. Kurkite iš širdies.